sveiki atvykę į mano vasaros vilą Palangoje už 4 storiukus. Čia, kaip matote, yra mano mergų grupė visa. Čia yra mano šuniukas Princas, kuris turi savo asmeninį šukuotoją. Nu, dabar užeikime į mano šampano virtuvę, kurią projektavo dizaineris, kur dažniausiai su draugais leidžiu laiką vakarais. Someljė, prašyčiau. Ačiū. Ei, valytoja, ką tu ten darai? Nepasiruošta truputį, atsiprašom, į sveikatą. Na, o čia langai, kad mano mažas šuniukas matytų visas skales, kurios vaikšto čionai Palangos centre. Na, o dabar užeikime į 2 aukštą, nes 1 aukštas buvo per mažas mano svajonėms. Užeikime. Čia Princo mėgstamiausias kambarys ir jo lovytė, kadangi neturiu atžalų, ar patogu. Oi, mažylį, oi, koks tu geras šaunuolis. Čia yra mano mėgstamiausias dušas, kadangi kai gadinu orą, galiu jį pasišviežinti šviežiu oru. O iš kitos pusės, žinoma, mano kambarys, jis irgi yra gan šviesus, bet kas svarbiausia, turi labai didelę gražią vonę, kur labai mėgstu maudytis ir gerti šampaną. Žinoma, kiekvieno svečio kambarys turi savo atskirą vonę su šikanu. Na, paskutinysis mano sugyventinio kambarys. Kai jis būna geras, tai leidžiu miegoti ant šios nuostabios dvigulės lovos, bet kai prisidirba, miega ant sofkės kartu su šunimi. Na, o kas geriausia, kad jūrą pėsčiomis pasieksite per 10 minučių. Jeigu bėgsite, per 5. Na, jeigu šliaušite išgėrę, galite pasiekti ir per 30. Tikra prabanga. Nu, jaunimas. Gana, jūsų cirkai baigėsi, ponas laikas irgi. Filmuojam, mes Valykite ponas. patalpas, valykite. Gerai. Viso geriausio. Gerai, gal ir Vila ne mano, bet jeigu jūs norite pajusti tokį komfortą, tai atvykite į Vila Komfort Palangoje.